Labadiena, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, sveiki atvykę į Kėdainius, vidurio Lietuvą, abipus Nevėžio, į šiaurę nuo Kauno yra įsikūrę Kėdainiai. Vieni sako, kad pavadinimas kilo nuo pavardės Kėdainės, o kiti, kad nuo pirklio Keidangeno, neva įkūrusio nedidelį žvejų kaimelį. Bet šiandien šiame dideliame mieste įsikūrė Galiūnai, į kuriuos mes žvelgsime Žydrūno Savicko akimis. Sveiki, Žydrūnai, kokią šventę šį kartą kviečiame Baltijos televizijos žiūrovus. Sveiki, šį kartą Baltijos Galiūnų čempionatas. Matėme praėjusį sykį Lietuvos komandinį čempionatą ir mūsų stipriausios komandos susirinks su Latvijos ir Estijos Galiūnais. Kas deleguoti iš Latvių ir Estų mes matome, o galime iš karto paklausti Žydrūno, kokio pajėgumo susirinkę kovotojai šį kartą Kėdainiuose. Ar laukia įdomi kova? Vieną pavardę gerai matau, atpažįstu, Klevinskis, stiprus vyras, o ko dar galime laukti? Kas gali iššauti šiuose varžybose? Manau, Latvijos komanda yra stipriausia komanda, su kuria teks varžytis lietuviams. O dabar žodis miesto galvai. Jo pasveikinamasis žodis. Saulius Brasokas čia jūsų ekranuose, vyr-teisėjas, o dabar miesto meras. Mes džiaugiamės, kad kėdainiečiai turi galimybę pirmą kartą istorijoje, būtent Kėdainiuose prie arenos, matyti Baltijos Galiūnų čempionatą. Taip pat noriu palinkėti sportinės gražios kovos dalyviams, na, o mums žiūrovams gražaus reginio. Sėkmės visiems. Gražaus reginio visiems, o dabar išgirskim vyr-teisėją. Šį gražuolį traktorių vyrai trauks 18 metrų ir trauks po vieną, kadangi jisai yra sveria tik tais 5 tonas ir laikas bus susumuojamas. Taip, Kėdainių arenos mašinų parkavimo aikštelėje vyksta Baltijos Galiūnų čempionatas. Jisai oficialiai traktuojamas Kėdainių rajono savivaldybės mero taurį laimėti, taip? Taip, tai iš tikrųjų meras įsteigė taurę, dėl kurios varžosi šių metų Baltijos Galiūnų čempionato komandos. Na, Kėdainių rajonas merą turi iš tikrųjų šaunų, labai svetingą, manau, kad su juo buvo labai lengva susitarti, ar ne? Taip, iš tikrųjų Kėdainių meras labai svetingai priėmė praėjusiu metu Lietuvos Galiūnų čempionato finalą ir šiais metais mes matome Baltijos Galiūnų čempionato varžybas. Žydrūnai, pačiam Kėdainiai, tai aš kiek atsimenu, na, bent jau neilgai čia reikia ir atsiminti, prieš metus, 2022 metais, vyko Lietuvos Galiūnų čempionato etapas ir stipriausias šalies žmogus, Žydrūnas Savickas, net 17 kartą kėlė laurų vainiką ir čempiono titulą į padangės. Taip, iš tikrųjų atsiminimai labai geri. Mano pirmosios varžybos per 30 metų karjeros buvo Kėdainiuose ir tai sutapo taip, kad buvo Lietuvos Galiūnų čempionato finalas ir pavyko 17 kartą laimėti. Taip, dabar kaip komandos pasiskirstė? Lietuvių kiek mes turime? 2 komandas ar 3? Turime 2 lietuvių komandas, Taip. 2 latvių komandas ir 1 komandą iš Estijos. Na, Estai visada taip kukliau deleguoja savo sportininkus. Mažesnė šalis, mažiau sportininkų, tai automatiškai ir mažiau komandų. Gerai, taip pat dar žvilgtelkime, kasgi kokios rungtys laukia. Rungčių nedaug, tik 4? Ar taip gali būti? Daugiau bus rungčių. 5 rungtys. 5 traktorius tempimas, taip. Rungtys tokios pat kaip Lietuvos Galiūnų čempionato finale. Tai mūsų sportininkam buvo puikus apšilimas prieš šias varžybas ir tas pačias rungtis jie šiandien taip pat atliks. Aš dabar žiūriu į protokolą, ar čia mes abu neapsižioplinom. Traktoriaus tempimas, rasto kėlimas, padangos vertimas, Apolono ašies, taip kėlimas? Taip. Rentinio nešimas ir akmens perkėlimas, Taip. tai 6 visgi. Taip, 6 rungtys, na ir pažiūrėsime, kaip seksis mūsų sportininkams. Žydrūnai, kol čia pradžia, kol pirmoji rungtis, nori mūsų žiūrovai visada apie jūs, kuo daugiau susižinoti, visą laiką derinam komentavimą prie jūsų kelionių, kur šį kartą buvot, iš kur sugrįžo šį kartą. Dabar iš tikrųjų esu pasirengęs kelionėms, buvo šiek tiek toks lengvesnis etapas ir aš teisėjausiu ir keli Lietuvos Galiūnai dalyvaus šį savaitgalį Anglijoje vykstančiame pasaulio rasto kėlimo čempionate. Po to kelionė
bus tolimesnė, jau į Čekiją, ten vesiu seminarą galiūnų sportininkams ir grįžęs iš Čekijos skrisiu į Taivaną, kur vyks pirmą kartą Taivano galiūnų čempionatas. Taigi galiūnų geografija platėja, vis daugiau naujų šalių atsiranda ir Taivanas viena iš tų šalių, kurios bus mano aplankyta šiais metais. Čia Taivano galiūnų čempionatas, čia po tų pasirašytų ekonominių bendrų susitarimų draugystė su Taivanu. Netgi ir galiūnai, mes tas aukštesnėsias technologijas, ar ne? O Lietuva galiūnus deleguoja. Lietuva eksportuoja į Taivaną galiūnus. Na taip, turėtų būti įdomu. Norėtųsi pamatyti pirmąjį Taivano galiūnų čempionatą. Aš įsivaizduoju, šiaip visose rytų šalyse jūs labai daug dėmesio prikaustote. Taip, iš tiesų, galiūnų sportas populiarėja visam pasaulyje. Neseniai lankiausi Kinijos galiūnų čempionate. Buvo labai didelis dėmesys, puikios varžybos, tikrai kinai padarė didelį progresą per tą laiką ir bus įdomu aplankyti Taivaną, taip pat pažiūrėti, kokio lygio sportininkų yra. Ir aišku, be abejo, kad mūsų gerbėjai, jeigu seks mane socialinius tinklus, galės pamatyti mano vaizdo reportažuose, kaip vyks tos varžybos. Taip, dabar grįžkime jau į šias varžybas. Čia turbūt reikia pirmoje rungtyje atkreipti dėmesį, kad sumuojasi, ar ne, ir vienas komandos narys, ir kitas tempia traktorių sverianti 5 tonas, tempia 18 metrų, o tada kaip rezultatą sudedam? Taip, šį kartą traktorius nėra toks sunkus, todėl sportininkai tempia po vieną ir jų bendras rezultatas yra sumuojamas ir gaunasi komandos rezultatas. Kartais, kada traktorius ar vilkikas būna labai sunkus, tempia 2 sportininkai iš karto, būna šiek tiek paprasčiau, bet šį kartą traktorius nėra toks sunkus, tai varžybų teisėjai priėmė tokį sprendimą. Kita vertus, taip ne veltui yra komandinė, komandos varžosi, nes jeigu vienas gal silpnesnis šioje rungtyje, o jau komandoje, tai žiūrėk, gali ir pridengti, ar ne, kitas komandos partneris. Taip, iš tiesų, vis tiek rezultatai skirtingi. Vienas sportininkas vienoje rungtyje stipresnis, kitas kitoje. Ir čia ypatingai ta rungtis, kur vienas gali patempti stipriai komandą, jeigu labai gerą rezultatą parodžius, tai ir kitam sportininkui būna šiek tiek lengviau. Bet vis tiek rezultatai būna pakankamai glausti. Praėjusiu metu Europos taurės varžybose, kada aš su Strucku dalyvau varžybose, su Latvių komanda pralošėm ten 100 sekundėm. Tai būna net sudėjus abiejų sportininkų labai rezultatas panašus. Na, Struckus ir šiandien dalyvauja šiuose varžybose kartu su Andrium Jokubaičiu. Ir beje, jeigu pačioj pradžioje šiokia tokia baimė kyla iš seno įpratimo, sakytum, na, nėra tų garsių vardų, bet po praūžusio šio sezono, na, tai jau ir Tomas Šliūpas, ir Modestas Struckus, Rokas Černiauskas, tas pats Andrius Jokubaitis yra, na, prie tų garsių vardų. Tikrai, nemanau, vagos mažų mažiausiai tikrai negadins, o rezultatai jų gali būti patys aukščiausi, tad nebijokite, kad čia nieks neapgins Lietuvos garbės, ar ne? Taip, iš tiesų šiais metais matome įspūdingus pasirodymus mūsų naujosios galiūnų kartos. Aišku, kai kurie iš jų dalyvauja ne vienerius metus, bet po žingsnelį šiais metais jau parodė, kad jau yra pajėgus varžytis su stipriausiais galiūnams ir matome Modestą Struckų, kuris pasaulio taurėje užėmė 3 vietą, iš tikrųjų įspūdingai. Lietuvos čempionate matėme, kad mūsų sportininkų kova buvo ypatingai arši, taigi tikrai džiugu, kad daug sportininkų turim vienu metu labai stiprių. Bet Žydrūnai, taip, labai geras Modestos Struckaus rezultatas, 23 sekundės 64 šimtosius, vienas iš geriausių, jeigu ne pats geriausias. Dabar žiūrėkime, Audrius Jokubaitis. O kokia pradžia, mėto kaip iš šalis nuo to svorio Audrių Jokubaitį, bet atrodo toj pagaus savo ritmą. Jeigu bent panašiai kaip Modestas Struckus, jisai, na, netgi jeigu ir tilptų į 30 sekundžių, vis tiek tai būtų labai geras rezultatas, nes kol kas estų 57 sekundės bendras yra rezultatas. Oi, čia 22, be jokios abejonės, lietuviai tilpo į 50 sekundžių kartu sudėjus. Vienas
25, kitas, jeigu neklystu, 23 mūsų galiūnas, bendras bus 48. Taip, 48-68 šimtosios, Modestas Truckus, Audrius Jokubaitis, kaip gera tai sakyt, po pirmos rungties traktoriaus tempimo lietuvaičiai pirmi, o kas Žydrūnai su ta 5. vieta? Na, ši rungtis yra pati nepalankiausia mūsų antrai komandai, bet kitose rungtyse pamatysim. Jie tikrai atsigriebs prieš latvius ir estus. Gerai, keliaujam į antrąją rungtį, ją pamatysite po pertraukėlės. Sveiki sugrįžę į Kėdainius, mūsų laukia antroji rungtis. Kuri vadinasi Rasto kėlimas. Šioje rungtyje bus svarbu komandinis darbas, pažiūrėsime, kaip galiūnai bus susiderinę savo jėgas. Netrukus pamatysime Rasto kėlimą, kuris sveria 250 kg. Taip, antroji rungtis, po pirmos rungties lietuvių komanda viena iš dviejų pirmauja. Labai matote nemažai žmonių susirinkę čia šiame nuostabiame Kėdainių rajono krašte. Ir lietuvaičiai pradeda mūsų antroji komanda pirmi, nes kaip bebūtų gaila ir liūdna, bet tam yra objektyvios priežastys. Tomas ir Rokas pirmoje rungtyje buvo paskutiniai. Na, nesiverčia sakyti liežuvis paskutiniai, pralaimėta Latviam 1 sekundė, kitai Latvijos komandai 2 sekundėm. Na, bet tebūnė. Tik 1 tašką iškovojame, tai Rasto kėlime turim atsigriebti. Taip, Žydrūnai? Taip, tikrai Rasto kėlime ši komanda pakils į viršų. Tikėkimės. O priekyje laukia šiai komandai labai palankios rungtys, tai rentinių nešimas, atkėlimas, kurie tikrai daug taškų gaus. Taip, Rastas, kaip matote, yra dvivietis, svoris 250 kg, laiko limitas 60 sekundžių ir čia labai svarbus darnus komandinis darbas ir pakankamai Tomas su Roku darniai kilnojo ir žiūrėkit, laikas baigėsi 5 kartai. Na, tai čia jau tikrai prie tų geresnių turėtų būti rezultatų. Taip, tikrai geras rezultatas. Komandinėse varžybose 5-6 kartai turėtų garantuoti 1-2 vietą. Taip, o čia komanda iš Latvijos. Marius su labai įdomia, gal vyresnio amžiaus žmonėms, labiau suprantama pavardė, Kopeika. Ir taip pat Raivis Gintauts. Na, pažiūrėkime Latvijai. Čia mums irgi labai svarbi ši komanda, nes jos gali aplenkti Tomą su Roku ir taip atsispirti nuo turnyrinės lentelės dugno ir kilti į viršų. Abu sportininkai panašaus ūgio, tai šioje rungtyje tikrai yra privalumas. Abiems sportininkams tenka vienodas svoris iškėlus Rastą. Matome, kad ir visai neblogai prasideda sunkumai. Sportininkai jauni, komanda jauna, iš tikrųjų čia dar reikia jiem daug patirties, bet džiugu, kad ir Latvijoje daug jaunų sportininkų pradeda šį sportą ir įsijungia į galiūnų varžybas. O Žydrūnai, čia kas buvo laikų pertrauka nepadaryta, nes per 30 sekundžių jie iškėlė 3 kartus. Net buvau pradėjęs sunerimti, kad bus pakartotas mūsiškių rezultatas. Bet po tos 35 sekundės daugiau nieko. Čia patirtis jau. Iš tikrųjų, turint patirties, tu labiau apskaičiuoji savo jėgas. Iš šalies žiūrint, šiem sportininkam reikėjo lėtesnių tempų kelti ir tuos 3. Ir manau, kad jie būtų tikrai iškėlę 4 kartus, o galbūt ir tą 5. Tiesiog per daug skubėjo. O čia taip ėmės 1, 2, 3, o vėliau jėgų ir pritrūko. O čia dar viena Latvių komanda, Valentins ir Andris. Valentins vienas jauniausių dalyvių šiuose varžybose. Taip, jisai vienas jauniausių yra praėjusiais metais pasaulio jaunimo Rasto kėlimo čempionate užėmęs 3 vietą, iškėlė 195 kg, treniruotė yra kėlęs ir 200 kg, tai šioje komandoje, šioje rungtyje Valentinas yra kur kas stipresnis ir Andis Dylans tikrai jam yra sunkiau šiandien šioje rungtyje.
Bet čia dėl daugelio priežasčių jiems sunkiau. Ūgis visų pirma kiša koją, visų antra labai kiša koją nesusikalbėjimas. Ir atrodo lyg tai iš natų, kaip ir Žydrūnai pats sakei, neskubėdami iškėlė 2 kartus, bet vėlgi po 30 sekundės daugiau nebuvo iškelta. Taip, iš tiesų, nors vienas sportininkas labai stiprus, kitas vidutiniokas toje rungtyje, bet jų labai skirtinga kūno kompozicija ir tai pasunkina. Iš tikrųjų tikėjausi iš jų kur kas aukštesnio rezultato šioje rungtyje. Taip, estų mums nerodo, prie jų 0 kartų prirašyta, o čia dabar įdomi intriga. Modestas ir Jokubaitis Andrius kelia rastą ir intriga kame, kad Tomas su Roku, antroji mūsų komanda, kuri po pirmos rungties paskutinė, iškėlė 5 kartus. Panašu, kad jų rezultatas gali kristi. Taip, rezultatas pakartojimas, šiaip gražu žiūrėti, kaip darniai dirbama. Taip, iš tiesų komanda dirba pakankamai darniai. Ir dar kiek rezervo pasilikė. Ir viskas. dar turėtų laiko vienam kartui, bet to užtenka pergaliai. Taip, 6 kartai ir vėl maksimalus taškų kraitis. Jau 2 pirmosios vietos šios komandos sąskaitoje. Maksimalus taškų skaičius gautas. 5 taškai pirmoje rungtyje, 5 taškai antroje rungtyje. Ir čia matoma, kiek kartų iškėlė komandos. Lietuvių komandos pirmosios 2. Ši rungtis mums tinka, pritinka ir patinka. O dabar jau gal metas užmesti akį ir į turnyrinę lentelę. Ten aišku, kad Modestas Ruskus ir Audrius Jokubaitis su maksimaliu taškų kraičiu. 10 taškų, o čia labai gražiai viskas susidėliojo antrąjį mūsų komandai. Iš paskutinės vietos jie dalinasi antrąją, 4 vietas ir viskas priklauso tik tai nuo jų. Bet Žydrūnai, Modestui ir Audriui ko gero dar anksti švęsti pergalę, liko dar 4 rungtys. Taip, tikrai anksti, nors akmenų sukelimas, padangos vertimas yra puikios rungtys jiem. Padangos vertimas, svoris 360 kg. Sportininkams reikės apversti 16 kartų. Pirmas komandos narys verčia 4 kartus, tada antras komandos narys verčia taipogi 4 kartus, tada vėl pasikeičia. Laimės ta komanda, kuri įveiks visą šitą atstumą greičiausiai. Žydrūnai, ar ne per sudėtinga 16 kartų, kodėl taip sunkiai? Na, reikia ir sunkesnių rungčių, svoris padangos nėra toks didelis, tai nutarėm, kad šį kartą reikia daugiau kartų ir kad tikrai būtų komandinė dvasia, tai daugiau kartų ir keistis. Vienas verčia 4 kartus, kitas verčia pailsi. Šiaip turėtų būti pakankamai įdomi kova, ypatingai mūsų abiejų Lietuvos komandų laukčiau dvikovas. Bet iš estų gal kažkiek ir daugiau tarsi tikėtųsi, ar juos jau nurašo? Na, iš tikrųjų, pirmoji rungtyje jie nustebino, užėmė antrą vietą, bet rasto kelime aukšti sportininkai, matomai daug kelti viršų rastą nepavyko, bet manau, kitose rungtyse jiem seksis taip, kad vis tik bandys kovoti dėl prizinės vietos, bet aišku, matosi jau po pirmų 2 rungčių, kad mūsų pagrindiniai lietuvių komandų varžovai bus Andrio Dylano ir Valentino Klevinskio komanda. Konkurentai patys arčiausiai, ar ne? Taip, jie vis tik tai arčiausi, bet manau, kad lietuviai tarp savęs bus arčiausia kova, kas laimės, nes po praėjusios savaitės varžybų, kur Lietuvos čempionate buvo labai įtempta kova, manau, kad turi sportinių sąskaitų nesuvestų. Žydrūnai, kai užsimenam apie šio sezono kovas, ypač tą finalinę kovą, jaučiu ir jūsų pakeltą balso vibraciją, balso toną. Akivaizdu, kad labai daug kas aptarinėjo, taip? Taip, iš tiesų, senai buvo tokių varžybų, kur iki paskutinės rungties neaišku, kas laimės ir paaiškėjo tik tai paskutinę sekundę varžybų. Tai įdomiau ir patiems sportininkam, ir žiūrovam, ir tokiose kovose labai sportininkus užgrūdina. Ir jie ateityje tą savo gautą pamoką tikrai išnaudos, nes kai reikia
padaryti viską paskutinę sekundę, reikia maksimalios koncentracijos, maksimalaus susikaupimo. Žydrūnai, prisipažinkit, atvirai žvelgdamas į priekį davėt šansą jaunimui, taip mažiau rungtyniaudamas Lietuvos galiūnų čempionatuose, kad ir kiti pasirodytų, kad neprarastų ūpo, ar čia tiesiog atsitiktinumo virtinė? Na, atsitiktinumas daugiau, vis tik tai nutariau šiemet palsėti ne dėl to, kad duoti kitiem laimėti, bet kad pačiam atstatyti organizmą, atgauti jėgas, gauti motivacijos ir galbūt sugrįšiu į sportą. Kitą sezoną pažiūrėsim. Iš tikrųjų, yra daug planų, bet kol kas per anksti kalbėti. Tai yra mano pirmas sezonas per 30 metų, kada nedalyvauju galiūnų varžybose. Iš tikrųjų, smagu pažiūrėti viską iš šalies. Be abejo, norėtųsi, kad kuo greičiau grįžtumėt, bet viskas šiaip tarsi kaip iš rašto. Taip nedalyvaujate, taip nėra psichologinio spaudimo kitiems. Tarsi visada, kai dalyvaujate, ta pirma vieta kaip ir garantuota, bet aš taip žiūrėdamas į šių metų varžybos pagalvojau, kaip elegantiškai įvyko kartų kaita. Taip, iš tiesų net nepasimatė. Net nebuvo tokios duobės 2-3 metų, kurgi tie galiūnai, Blekaičio nėra, Brusoko nėra, Savicko nėra, o pasirodo, va, prašau, yra tų galiūnų ir dar kokią kovą jie duoda. Ir patiems pasitikėjimas kyla. Taip, iš tikrųjų kartos pasikeitė labai darniai, galima sakyti. Iš tikrųjų turim labai įdomias varžybas, net įdomesnės varžybas, kai paskutiniais metais aš, Vydas Blekaitis, lengvai laimėdavom varžybas. Dabar iš tikrųjų tą sportinio azarto labai daug. O čia Tomas Šliūpas ir Rokas Černiauskas labai neblogai jie atrodo šioje rungtyje, bent jau pagal laiką. Klevinskis su savo komandos partneriu Andriu tilpo į minutę 4, Estai minutę 16, kita Latvijų komanda 1:07, o čia, man atrodo, gali būti labai gerai, nes rezervo dar yra, žiūrėkit, kas čia dabar bus, taip, ir viskas. Viskas ir tai yra kiek? 50. Rokas Černiauskas su Tomu Šliūpu turi geresnį rezultatą nei... Tikrai geresnį nei Modestas Truskus su Jokubaičiu, nedaug, bet geresnė. Tai 59-34, o Modesto ir Andriaus rezultatas 1:01. Kokia kova, matėte patys? Buvo kaunamasi labai intensyviai. Čia gal Lietuvos pirmoji komanda davė šansą antrai komandai pagerinti savo rezultatus. Na, komandos absoliučiai vienodas, tai net negali pasakyti, kuri pirma, kuri antra. Labai vienodo pajėgumo. Na, gražu žiūrėk, lietuviai įnirtingai kaunasi tarpusavį, kai kieno geresnės pozicijos ir po 3 rungčių atotrukis, na, nedaug, bet mažėja. Jeigu buvo 5 taškai, tai dabar jau matome, kad Modestas su Audrim įsitvirtinę pirmoje vietoje, viskas čia yra labai gerai, o štai antroje jau kur kas geriau įsitvirtinę Tomas su Roku ir jie galbūt netgi bandys vytis ir čempionus. O mes, susipažinę su turnyrinė lentelė, keliaujame į 4. rungtį. 4. rungtis – Apolono ašies atkėlimas. Šį kartą abu komandos nariai kels svorį. Svoris yra 550 kg. Sportininkai turi 1 minutę. Taip, 4. rungtis, kova labai įdomi ją stebėti. Žydrūnai, dar vieną klausimą norėčiau užduoti, kalbant apie komandinės varžybas. Ar dažnai susipyksta? Šiaip aišku, galiūnų sportas laiką tarsi su pozityviom emocijom. Matome, kaip draugiška kokia galiūnų šeima, vieni kitiem padeda, vieni dėl kitų stengiasi, net jeigu kitam nesiseka. Tas, kas baigia distanciją, ateina, ragina, ploja. Bet kai komanda sudaryta iš 2 žmonių, dažnai matau tokį, na, neoficialų pykimąsi, bet kartais iš veido gali išskaityti psichologiškai, kad, na, vienas iš komandos narių labai kitų nepatenkintas. Na, visko būna, bet vis tiek komanda dažniausiai būna draugiškai nusiteikus, įvairių, aišku, būna emocijų, nes pyktis nėra laiko, reikia galvoti apie
kitą rungtį ir ką pagerinti kitoje rungtyje, kad rezultatas būtų geresnis. Ne veltui apie komandinį sportą prabilau, nes Apolono ašis keliama taip, dviejų žmonių, dvivietis kėlimas, svoris ašies 540 kg, ne taip ir mažai, laiko limitas 60 sekundžių. Na ir matėme, pirmoji Latvijų komanda vieną kartą pakėlė, na o čia Kopeika ir Gintaus. Kiek jie? 3 kartus pakėlė. Taip, 3 kartai. Neblogas visai rezultatas, svoris vis tik tai yra sunkus, kiekvienam sportininkui tenka po 275 kg, bet kada dirbi komandai, tai tas svoris yra virš 300 kg, nes visiškai kitaip jaučiasi, labai aišku priklauso susidirbimas. Matome mūsų komandą pakankamai gerai susidirbus. Čia taip pat labai svarbus vienodas ūgis, kad būtų sportininkų. O čia, suprantu, atėjau, pamačiau, nugalėjau 4 kartai, nes tai yra geriausias rezultatas, daugiau ir neverta stengtis. Manau, kad čia jau taktinis žaidimas, galėtų daugiau iškelti, bet sportininkai taupo jėgas, nes supranta, kad Tomas Šliupas ir Rokas Černiauskas šioje rungtyje turėtų būti pajėgesni ir kad ir kiek jie atkeltų, šie sportininkai turi galimybę pagerinti jų rezultatą. Na, pažiūrėkime, ar taip ir bus. Šiaip reikia labai atidžiai žiūrėti, nes kartais matau, kad protokole ir tai, ką matome, čia ekrane ne visada sutampa. Na, žiūrime, kiek kartų Tomas ir Rokas. Beje, jeigu Tomas su Roku iškelia daugiau nei 5 kartus, o tai daugiau nei 4 kartus, o panašu, kad taip ir atsitinka, atotrukis dar mažėja ir kova labai gyva dėl pirmos vietos. Taip, iš tikrųjų, komanda artėja prie lyderių ir tai tik tai žada dar daugiau intrigos. Dar liks 2 rungtis, tai visko dar čia gali atsitikti. Man atrodo, dabar atotrukis sumažės dar 1 tašku. Taip, nes Modestas su Audrim taškų neišbarstė, jie antri, tai -1, buvo 4, tai dabar liks 3 taškai. Na, per 2 rungtis visai įmanomas dalykas. Taip, visko gali būti. Ir vieniem ir kitiem reikia stengtis, Tomui ir Rokui užimti kuo aukštesnės vietas 2 rungtise, o Modestui ir Audriui nebarstyti taškų. Taip, 3 taškų skirtumas. Latvijai 3 vietoje, bet 4 taškai jau pakankamai daug nuo 2 vietos, o apie čempionų titulą, ko gero, kitos komandos jau ir nebegali svajoti, apart tik tai mūsų lietuvio 2 komandos. Na ką, su entuziazmu ir intriga keliaujame į 5 rungtį. Viskas dar prieš akį. 5 rungtis, 320 kg svorio rentinių nešimas. 2 sportininkai dalyvauja, vienas turi nunešti į abi pusės svorį, tada perduoda stafetę savo komandos draugui ir jisai turi pabaigti. Sportininkai gali keistis, jeigu nelaikys pirštai, tačiau tik tai antroje estafetės dalyje. Na, bus įdomu pasižiūrėti. Stebi šias varžybas ir Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, kuris sveikindamas, apdovanodamas galiūnus, džiaugiasi, kad Kėdainiuose pirmą kartą vyksta Baltijos šalių galiūnų varžybos. Na, čia turbūt reiktų akcentuoti žodį Baltijos šalių galiūnų varžybos, nes varžybos tai ne pirmą kartą vyksta galiūnų, taip, Kėdainiuose. Taip, 2 kartą galiūnų varžybos ir 1 kartą Baltijos šalių galiūnų čempionatas. Tikimės, kad išauks varžybos ir iki Europos taurės varžybų. Visai gali būti, nes nacionalinės galiūnų varžybos jau tapo gražia Kėdainių krašto tradicija. Beje, Kėdainių kraštas iš tikrųjų ir patogus visiems lokacijos prasme, o ir šiaip garsėjantis savo istoriją labai daug garsių žmonių, ir Mikalojus Daukša, ir tarpukarinio užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys iš šio krašto, ir Česlovas Milošas, ir tėvas Stanislovas. Tikrai šis kraštas turtingas ir savo sukūrimais produktais ir garsiom asmenybėm. Na gerai, o mes jau grįžkime ir pamatėme skaitos tašką. Estai laikas 49 sekundės. Žiūrime, kaip seksis kitom komandom. Matome Latvijos dvikovą, kas
paaiškės, kuri komanda Latvijos stipresnė šioje rungtyje. Klevinskio komanda neduoda net pagalvoti savo kolegoms apie pergalę. Ir čia panašu, kad Klevinskis visą darbą pats nudirbs, taip? Na, manau, kad ir Andris Dylans startuos, nes praktiškai jis galbūt net šiek tiek stipresnis šioje rungtyje. Turi labai stiprius pirštus ir šiaip turėtų bendrai komanda pademonstruoti gerą rezultatą. Na, pažiūrėsime, gal nors vienoje rungtyje įkas lietuviams, kaip idealiai Klevinskis nešė ir kaip Dylans, kai neša, kaip viskas siubuoja, vibruoja ir ką. Ir matome, kad rungtis baigėsi ir abi du šiai komandai. O laikas tai bėga. Labai brangios sekundės. O Latvių komandai dar liko labai daug distancijos. Aš žiūriu į Valentino ir Andrio laiką, 47 sekundės. 47, na, nėra blogas ir kitiem reikės pasistengti. Čia akivaizdu jau garbės reikalas, taip? Taip, iš tiesų sportininkai, kai varžosi varžybose, visada nori pabaigti rungtį iki galo, tai toks nors moralinis pasitenkinimas yra, kad rungtis buvo įveikta. Na, nors atrodo visą amžinybę truko ši rungtis šiai Latvijos komandai, bet laikas 1 minutė 37 sekundės, o pirmosios komandos štai toks beveik perpus geresnis, 47-51. Puiku, dabar bus į ką žiūrėti. Pažiūrėsime, ar lietuviam pavyks pagerinti šį rezultatą ar ne. Visą tai prieš paskutinėje rungtyje. Čia tai tikras desertas. 3 taškus skiria šias dvi komandas, kurios kovojo dėl Baltijos galiūnų čempiono vardo. Ir pažiūrėkit, petys į petį, atrodo, kad net reikės foto finišo. Jokubaitis, kaip gerai jisai. Abu sportininkai labai stiprus šioje rungtyje. Taip pat Tomas Šliupas labai stiprus. Šioje rungtyje manau, kad Roko Černiausko ir Tomo Šliupo komanda turėtų laimėti. Aš bijojau pasikeitime, sugaiš laiko ar ne, bet kažkaip kaip formulės varžybos ratai buvo greitai pakeisti. Modestas Ruskus įveikė vieną pusę, daro keitimą, kad įveiktų Audrius Jokubaitis visą likusią distanciją. Bet kaip iš natų, kaip iš rašto. Ar Modestas ten nepadarė klaidos? Aišku, viskas suprantama, bet vidury trasos keistis -5 sekundės mažiausiai. Na taip, bet jeigu Modestas jautė nebūtų baigęs distancijos, tada vis tiek dar daugiau galbūt būtų užgaišę laiko. Aišku, kad komanda matomai prarado taškų ir gali būti, kad prieš paskutinę rungtį viskas spręsis paskutinį rungtį. Bėda, kad ne tik prarado, bet bėda ir tame, kad praleido ir dar 2 komandas į priekį. Va čia prasideda į labai įdomus dalykai. Tomas Šliupas su Roku Černiausku pasiema 1 vietą, atotrukis tarp 1-2 buvo 3 taškai, kadangi Latviai ir Estai užlenda prieš Modestą ir Audrių. Ar tik nekainuos brangiai šit... O taip, klaidelė. Viskas po 5 rungčių, rezultatas lygus. Mes sakėm, ar per 2 rungtis įmanoma panaikinti 3 taškų skirtumą. Įmanoma, netgi per 1 rungtį, jeigu susidėlioja taip aplinkybės. Keliausim į 6 rungtį. Labai aktualus ir svarbus klausimas, kas taps šių varžybų čempionais. Kuri lietuvių komanda dabar dvivaldystė. Likit su BTV, likit su Galiūnų sportu. Grįšim jau netrukus. Sekmadienio popietę Kėdainiuose susitiko stipriausi Baltijos šalių vyrai. Keliaujame 6 rungtį. Baltijos komandiniam Galiūnų čempionate Kėdainiuose. 160 kg akmens perkelimas. Abu sportininkai bandys perkelti kuo daugiau kartų. Įdomu, kad pirmos 2 komandos yra surinkę vienodą taškų skaičių. Ir ši rungtis išaiškins,
Kas yra šios dienos čempionai? Taip, Baltijos galiūnų komandinis čempionatas varžosi 4 Lietuvos, 4 Latvijos ir 2 Estijos stipruoliai. Ir Žydrūnai, kas galėjo tai pasakyti? Taip ramiai, tarsi pradėjome šią transliaciją, šią laidą. O ir pastebėjo, su kiekviena rungtim temperatūra tik tai kilo ir mes turime dabar lemiamą 6 rungtį. Iš tikrųjų, po pirmos rungties atrodė, kad Modesto Struckaus ir Audrio Jokubaičio komanda lengvai laimės šiandieną, nes pagrindinė jų varžovai užėmė paskutinę vietą, bet per sekančias 4 rungtis jie pasivijo ir viskas prasideda nuo pradžių. Ir šioje rungtyje paaiškės, kas iš jų taps čempionais, kas laimi šią rungtį, laimi Baltijos komandinį čempionatą. Ir kieno nervai stipresni? Taip, tokioje situacijoje tikrai nervai labai lemia daug. Labai panaši situacija buvo ir praėjusią savaitę Lietuvos galiūnų čempionate. Tąkart laimėjo Tomas Šliupas ir Rokas Černiauskas. Ir pažiūrėsim, ar tai pasivijus varžovus iš tikrųjų iš tokios sudėtingos situacijos ant tos bangos pavyks dar kartą laimėti. Beje, situacija taip sudėtinga, dvivaldystė, bet jeigu yra ir dar vienas variantas, Žydrūnai, sakėt, kad pažiūrėsime, kas čia stipresnis, tas ir taps nugalėtojais, betgi gali būti taip, kad ir po lygiai kartų perkelimo bus. Tai čia jau situacija geresnė Tomui Rokui, pirmųjų vietų jie daugiau turi. Taip, šita taisyklė yra ir jeigu ta komanda turi daugiau pirmų vietų, aukštesnių vietų daugiau. Bet šiaip Tomas ir Rokas, jeigu jie taptų šių varžybų čempionai, tai būtų verta holivudinio filmo. Pirma rungtis, na, nesinori sakyti visiškas fiasko, bet paskutinė vieta ir atrodo, ne ta diena. Dar Žydrūnas guodė, sakė, ne, kitos rungtys jiems turėtų būti geriau, tiesiog pirma neparanki. Bet iš paskutinės vietos nukeliauti be vieno žingsnio čempionų titulas, tai yra įdomu. Taip, ir po to laimėti 3 rungtis iš eilės. Taip, 3 rungtis iš eilės ir su kiekvienu laimėjimu kyla pasitikėjimas savimi. Gerai, paskutinė rungtis, 10 kartų atkėlė Maris ir Raivis, Latvijos komanda. Kiek čia, Žydrūnai, reikėtų faktas virš 10 kelti, jeigu nori kažko geresnio? Apie 10 vidurkius. Tikrai virš 10, manau, kad tarp 10-15 bus geras rezultatas. Na, atrodo, girdisi, kaip visų žiūrovų širdis plaka, belaukiant lietuvių komandų pasirodymo. Jie, kadangi, jie ne paskutiniai pasirodys. Aš dabar galvoju, čia netgi ir dar vieną kozirį prarado Modesto ir Audriaus komanda. Taip, Žydrūnai, jie paskutinėje rungtyje buvo 3. Taip, aišku, čia jau lemia taipogi užimtų vietų skaičius, nes paskutinėje rungtyje yra skaičiuojama pagal bendrus taškus, jau nebe prieš tai vykusią rungtį ir pagal tą taisyklę, kad komanda turi daugiau pirmų vietų, jie startuoja paskutiniai. Taip, čia akmens perkėlimo rungtis, 2 komandos nariai, matote patys, perkelinėja 160 kg akmenį per 1,30 cm aukščio stovą. Limitas yra, tai yra 120 sekundžių. Ir primenu, kol kas atskaitos taškas yra 10 kartų perkelia Maris ir Raivis, Latvijos komandos nariai. Na, o čia Valentinas Klevinskis ir Andris Dylan. Jiem irgi svarbu išsiaiškinti, kuri iš jų komandų geresnė. Aišku, jau bendro įskaitoje ši komanda laimėjo, bet manau, kad nori ir šioje rungtyje įrodyti, kad jie yra stipresni. O čia dabar labai įdomi, taip, 10 kartų. Ir dabar jeigu perkelia viskas, Latvijai savo santykius išsiaiškino, rezultatas irgi pagerintas. 11 kartų. Bravo, sveikinam. Valentins ir Andris Dylans. Na, štai, sulaukėm tos akimirkos. Žiūrim. Taip, Modestas Struckus. Ir Jokubaitis. Čia dabar svarbiausia, nežinau, Žydrūnai, kokie jūsų patarimai būtų. Tiesiog ramiai
apsitarus kokią taktiką, o čia kokia taktika. Tiesiog ritmas geras, ar ne, ir stengtis kuo mažiau klaidų padaryti. Bet Tokioje situacijoje tiesiog taktika reikia skubėti, kelti kuo daugiau kartų, nes varžovai žinos jau jų komandos rezultatą ir aišku bandyti be klaidų padaryti, kad čia aišku šioje rungtyje mažai kaip gali padaryti klaidas. Bet žiūriu, kad ar čia oro sąlygos, ar čia profesionalumas, bet šiuose varžybose nematome tų nepatogumų akmens lydimo iš rankų, ar čia klijai gerai dirba, ar čia, kad nėra lietaus. Šiaip oro sąlygos neblogos, bet kuo karščiau, taipogi klijai prašiau dirba, čia jau atsiranda tas faktorius, kaip slidinėjime tepalą pasirinkti reikiamą, taip čia klijai taipogi būna kelių rūšių, 4 stiprumų, jie priklauso nuo temperatūros. Tai reikia teisingai pasirinkti, kad nebūtų jie, nes jeigu labai karšta, jie tampa slidus ir tada galima padaryti labai didelę klaidą ir praktiškai nėra įmanoma pakelti akmenų. Vietoj to, kad padėtų kaip tik koja kiša, bet jūs pažiūrėkit, kas čia vyksta. Man atrodo, šie vyrukai iš savęs išspaudžia maksimumą, nežinodami kitų komandų rezultato. Svarbiausia, nežinodami savo pagrindinių varžovų rezultato, nes jų pasirodymas dar tik laukia. 16 kartų, tai čia jau rimčiau nei rimta tokia paraiška. Taip, 17. Rezultatas tikrai įspūdingas. Ir čia jau Roko Černiausko ir Tomo Šliūpo komandoje reikės labai stipriai padirbėti. Struckus atrodo už abudu kalnus nuversto, tik tai, kad laiko pritrūko. Na, šioje rungtyje tikras žvėris atrodė Modestas. Taip, 17 kartų perkelta, 18 perkelė jau pasibaigus laikui. Na, Jokubaičiui čia buvo šiokių tokių problemų, bet irgi savo frontą atlaikė. Taip, jam sunkiau šiek tiek sekėsi, bet tikrai taip pat stipriai padirbėjo. Pakankamai komandiškai gerai pasirodė komanda. Na, žiūrim, dabar viskas labai paprasta. Jeigu surenki 17 kartų akmenį permeti, ši komanda tampa čempionais. Kol kas tempas neblogas. Lėtėja šiek tiek gal tas tempas, bet kol kas dar visos viltys gyvos, 5 kartai trūksta dar 12 kartų. Šį kartą Rokas Černiauskas geriau kelia negu Tomas Šliūpas. Tomas Šliūpas gal po sezono jau šiek tiek nuovargis duoda savo žinot. Matomai, kad truputį slenda, vis tik tai pas Tomą nedirba taip kliai, kaip reikėtų. Atrodo, tokia priežastis būtų. Nes šioje rungtyje tarsi Rokas turėtų būti ta silpnoji grandis, bet dabar jis atrodo kaip stiprioji grandis. Na, Rokas turi labai stiprią nugarą, kas šioje rungtyje padeda. Aišku, mažesnio ūgio reikia aukščiau kelti, bet ta stipri nugara kompensuoja ir šiandien tikrai atrodo jisai labai gerai šioje rungtyje. Bet ar nėra taip, kad jie jau supranta, kad laiko gali neužtekti? Tas tempas lėtėja, kažkokie judesiuose abejonė atsirado, ir tu matai, kaip tavo čempioniškas laivas po truputį nuplaukinėja. Taip, iš tikrųjų tempas lėtėja ir aišku, psichologiškai yra tikrai sunku susidoroti su tuo, turėtum kaip ir skubėti, prasideda klaidos, nesiseka ir matome, kad situacija yra tikrai jau sudėtinga. Bet Žydrūnai, Tomas jau 2 savo perkelimus atidavė komandos draugui. Na taip, Tomas pavargo, matosi tikrai nuovargis, slenda akmuo ir aišku, kai matai, kad laikas senka, o rezultatas netoks, kokio tikėjasi, dar tampa sunkiau, bet Rokas tikrai šaunuolis. Rokui aplodismentai, bravo. Na taip, aš įsivaizduoju tas kėstelėjimą rankomis iš Roko. 2 atkelimai, šiek tiek didesnis tempas ir tu galėjai tapti čempionu. Bet kova buvo kvapą gniaužianti. Iš tikrųjų buvo įdomu stebėti, žiūrėti. Modestas Struckus, Audrius Jokubaitis, šaunuoliais tvarkė su nervais, dirbo kaip darni komanda, niekas jų neišmušė iš vėžių ir nors kozirį nebuvo jų rankose, nežinojo, kaip oponentai kokį rezultatą pasieks, bet išspaudė iš savęs, ką galėjo ir, prašau, čempioniškas pasirodymas, įeinantis į istoriją. Šių varžybų čempionais tampa Baltijos varžybų čempionais, tampa Modestas Struckus ir Audrius Jokubaitis. Kokia kova jam
Šalia stovės nugalėtojų pakilos Tomas Šliūpas ir Rokas Černiauskas. Antroji Lietuvos komanda atsilikusi 1 tašku, treti Latviai. Na, dėl lietuvių džiugu ir pasididžiavimo jausmas. Taip, iš tikrųjų, gražios varžybos, puikus rezultatas Lietuvos komandoms. Žydrūnai, kažką viduj palaikėte, ar turite išlikti objektyvus, ar tiesiog žiūrėjote kaip į galiūnų varžybas? Nebuvo ten su vienu sportininku geriau, su to pačiu Struckum, poroj kažkada tai buvote varžybose, gal už jį ir sirgot? Na, iš tikrųjų, abi komandos labai stiprios, geros ir vienodai palaikiau. Iš tikrųjų, buvo įdomu pažiūrėti, kas šiandien laimės ir kai komandos yra lygiavertės, tai ta kova įdomi ir džiaugiuosi bet kurios komandos pergalė. O džiugiausia yra tai, kad ir šiuose varžybose buvo kova taškas į tašką, lygiaverčių varžovų kova, o tai verčia dar labiau pasitempti, dar daugiau įdėti jėgų į treniruočių procesą. Vėl iki paskutinio momento nebuvo aišku, kas laimės. Kokia buvo savijauta, kai jūsų varžovai kėlė pirmąją minutę tikrai gerų tempų? Biškai buvo baisoko, buvo. Galvojom, kad nenutiktų fiasko. Nežinau, aš tai jaučiau, kad neiškels tiek. Nežinau, tokia nuojauta buvo. Štai ir sužinojome, kas Kėdainiuose Baltijos galiūnų komandinėme čempionate Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio tauriai laimėti pasidabino laurais šių varžybų. Ačiū visiems, man atrodo, ši transliacija prabėgo lyg viena akimirka, už tai dėkojame Žydrūnui Savickui ir galiūnam, kurie parodė tokią nepaprastą kovą. Iki kitų susitikimų. Iki.